Šitą eksperimentą dabar neseniai padarė maisto tyrėjai. Dabargi madinga viskas yra apie maistą. Kad visų nelaimių buvo pas Katlerį. Priežastis yra maistas yra visų blogas dabartinis maistas. Tai darė su žiurkėm, ten taip vadinama tokį cheesecake testą. Žiurkėm iš pradžių davė žiurkinio maistą, kurias valgo. Skanukų žiurkių. Tokia, kur jų šitai visą organizmo palaikymą užtenka, kad pabėgiot, kad šeimyną sukurt, ten, kokie žiurkės reikalai. Kokliai. Po to davė neribotą kiekį to žiurkių maisto ir žiurkės vis tiek valgia tik tiek, kiek reikia. Jiem pochui. Jos suvalgo, kiek reikia, kad bėgiot šeimą sukurt katiną, ten pašykt, pažaisti, pavogti kažką. Išduot ką nors. Apmeluot kokį žiurkį. O po to davė žiurkėm cheesecake. O tą jau lupo, kiek galėjo ir moralė, ir pakrydo, jo svoris priaugo. Širinskį, paradus darė. Jo, tai mokslininkai, ką šį daro. Ir po to jie darė pagal Pavlovą, kad darė, kaip jau darė, kročia. Kai duodavo tą cheesecake, kad tai dar geltoną lempą jungdavo. White balansui padaryti? Ne. Kad primintų saulutę? Ne, kai jungdavo geltoną lempą, nupurtydavo jos dar su elektra. Žodžiu, jas zahujelino tardymą. Po to jau, kaip pas Pavlovo gavosi, kad lempą jungi, elektros nejungi, jos jau, bėga iš karto. Bet kai padėjo cheesecake, įjungi geltoną pochai. Valgai ir viską, nebuvo streso. Nebuvo baimės dėl elektros, pamiršo, valgė ir toliau. Taip ir žmogus. Dėl to pavirsta tokia kiaulė, kaip tavo minėtoji asmenys. Čia asmenys. Aš įsivaizduoju, kaip Širinskį. Tu gali ten metus, 15 metų laikyti kameroje, kur darai su ją Pavlovo pasitikimus. Ir jai to geltono, mėlyno pripratinti, bet kokią lempą uždegi ir jinai jos bijo, nes kai uždegi lempą, jie kratai. Aišku, ten tik elektrodų gerų, jį šykna kitą, nes ten per riebalas gynėina. Jinai tokia didžiulis puslaidininkas, kaip galima sakyti. Pripurtai, jinai netgi lempos, net nematydama lempos, tik žmogaus balsu ir pasakai, lempa širkė. Ir tada ir duoda ją jos mylimo maisto. Koks gali, sprendžiant iš to, kaip jinai atrodo, greičiausiai jinai valgo, kiaulės taukus, kiaulės taukus. Kiaulės taukus, lašinius ten su spirgučiai. Su spirgučiai. Kas yra ant sviesto, gardžiai, čečkavoto. Kastinį. Majas. Ir jinai, vis tiek grįžta, kastinį. To, didžiulio tokį. Tai paskui lempos nebijungi, paskui elektrą paleidai. Vis tiek valgo tą kastinį. Šiaunas. Tokie, nes kaip didelė, triušis, bet pnerija, kur simuzuoja, į balą savo. Bet jeigu neišrinksi sekančiam, kur ten neišrinks? Aišku, kad neišrinks, bet jeigu neišrinktų, pavyzdžiui, tai galėtų monetizuoti, padarytų savo kanalą, sakytų dabar, mes jūs iš tiesų būsiu plunksnelė po metų. Fūskit mane. Pamatysiu. Po metų dar labiau žarnėjus. Nesigavo. Bet ačiū visiems, kas stebėjo šią mano kelionę. Retrytą. Ten ir atgal vadinasi. Iš tiesų. Šitą Širinskienė jinai tokia didelė. Nemačiau niekada. Iš nematei iš arti? Iš arti niekada. Kur aš tam? Būna pažintinės kelionės. Tai būna valandas susitikimas su savo kandidatu.
Seimo narės. Valandą. Su išrinkusiais devynu. Mes tai neįleidžiu. Aš užbanintas. Ateinu iš karto. Pažymėjimą prašo parodyti. Piršto atspaudus nuimu. Aš Širinskė, pavyzdžiui, jeigu ją įsivaizduok koks nors milžinas, tikrai didelis individualas. Ir jis yra prancūzų kilmės. Ir jis blogai matot, kaip tu su akiniais. Ir jis pametė akinius. Ir jis mato pažemę ropoja Širinskienę. Ir jis pagalvoja pirmą, jeigu nuga Širinskienė, pirma mintis kokia tam prancūzų tautybės milžinų. Sraigė be namelio. Jisgi prancūzų kilmės. Gal reikia valgyti. Bet kadangi prancūzų kilmės, tai negali iš karto. Reikia ją įdėti miltus 3 dienom. Ir nešasi Širinskienė namo į milžinų pilį. Milžinai kiti žlibi ir melagi. Ir žiūri, oi, kokia sraigė dailė atsidėši. Sako, jo, turėsiu balių. Sraigė, aš nereikia, jinai išsigando. Jie nesupra. Lietuviškai, tai čia to ne Eurovizija su Beltu. Silvestro Beltu. Ne, jinai išsigandusi tyri. Bet to jinai... išdidi. Ir galvoja, mąsto. Ir tada milžinas paima pas milžinėnę, sako, girdi, pas mus yra dar miltų. Sak, biškį lygo. Aš tokį podą, kur mes su tavim galėtume išvirti vaikus visą šeimą. Ir įmeta Džekuzį. Jo, ir įdeda ten Širinskį, tą miltų, karalystę. Visovė. Širinskė nenori numirti. Jinai turi valgyti miltus. Kai miltus valgai, ką darai? Išleidai į duoną. Pradžioj būna dar ne duona. Duona jau po to išleidai. Ir po 3 dienų po Širinskienės, reiškia, išsivalymų vadinkim. Milžinas norėjo valgyti. Ne, man atrodo, pakept reikia, ne? Jo, ne, jis pirmiausia noriu pasižiūrėti, kokie čia tas raigė tokie. Užsideda akinius. Blet, kokie ujomi. Kiaulė, blet, kažkokia. Vokiečiai tik kiaulės valgo, aš prancūzų. Ir neša pas vokiečių kilmės miliną. Kitą pilį. Už Reino. Ne, Strasbūro regione. Karlsrūvė. Neša, sako, žiūrėk, sako, turiu šitą, blet, tau kiaulę. Kiaulaitį. O tas vokietis sako... Ja reikia paauginti. Arba gal jinai atsives patomkų. Nuvalo miltus. Ir šitai duoda vandens. Neduoda druskas palaižyti, kad daug vandens prigertų. Čia taip karvės, man sakė, parduoda. Atvažiuoja Lenkų šitie mėsininkai pas lietuvių skoto augintoją. Skotavodą pirkti. Jau žino, kad rytoj atvažiuos. Tada karvė iš vakaro duoda druskas. Pas jos tokie gabalai būna. Druska, kad laižytų. Kaimiečiai turi, ne? Ne, specialiai karvėm druska. Tai daug duoda, karvė prilaižo druskas, nes skanu. Tada labai daug vandens prigeria, kad svertų daugiau. Nes tie atvažiuoja. Aš žinau, koks tai litražas pasiekia, jinai išgeria. Vis tiek moka tai už kilogramą. Karvai galima pakviesti zootechniką, kuris iki tiek ranką gali iš švino. Arba grafito, kaip elektropastotė atominė. Mažiau būtų sukčiavimas. Tai. Vanduo. Ką gal išgeria? Vanduo, tas pato Lenkų ūkininkas atsiveža karvę. Fontaną. Daro steikus. Vandeningus tokius. Mėgsti mėsą, ne? Aš. Nelabai. Jau nelabai. Ne, aš įsivaizduoju, kaip tas vokiečių kilmės milžinas. Vis su tą kiaulę, ką daryti? Atbivnųjų darytų. Tačiau vėliau. Norėtų jas sumušti, tu kuitų jas sumušti. Pabėgi. Per lentą. Labai greita. Ja, pasirodo. Dėsugausiai. Juokinga. Kitų reikia šničelį padaryti. Šničelį. Vienas. Vienas šničelį.
plaktukas toksai. Mašinom lyginti. Blet, aš galvoju, blet, jeigu pasamišus vėlgi. Grįžtam. Tu ten ateini, tarkim, perskaitai jų flyerių ar ten spaudos pranešimų, kad ten labai zaivys. Kas yra zaivys? No, ir tu tėvams sakai, kad tai ne planetariumą, pavyzdžiui, arba į filmą apie gamerį. Jeigu vaikas dar, ne? Jeigu vaikas sakai į filmą apie Despicable Me. Tai sako, kad nerodo dabar. Tu sakai, trečias jau atsirado. Okay. Ir tu nueini į pasamišus. Ir ten tas inkognitos sutikimas, kaip šnipų tiltas. Apsikeiti. Tu ir aš einam pas juos, o jie paleidžia į tą pasaulį dvi mergaitės. Ir mes ateinam pasamišus. Ir jie sako, persirinkit. Duoda tau pantalonus, man pantalonus. Sukarpa mūsų spydus. Sudeginam. Sudeginam viešai. Nu. Ir tada mus veda kur? Į karantiną. Iš pradžių. Kur mums irgi kaip miltais reikia pamyst 3 parą. Ir žiūrėk, kur aš linkiu, ir pasirodo, kad Amišų karalienė, ta motinėlė. Amišienė, kuri jos visus tam gimdo. Ir Širinskį. Tas sujungiai. 2 istorijas. Suprantate, tas ziguratas, tas, blėt, tam su pentagrama. Ir tam pačiam centre, kaip vorų, blėt, patelė. Kaip skruzdėlių mirtis. Kaip skruzdėlių su sparneliukais. Sėdi, blėt, Širinskį. Nu, blėt, didelė kaip puntuko akmo, blėt. Ir uždeda mums tos Mikio detektorius. Kad nemeluotų. Ir uždavinėja klausimą. O ten tokia ant popierius slenka ir tokia adatėlė taip daro. Jeigu pameluoti, labai nervingai pradeda. A jeigu numiršti, tai tada stovi tada ilgą teistą. Ir palieka visą naktį. Bet labai daug popierius išgadina. Jie recyklina, ten būgnas. Bet sako, reikia, kad tikrai mirė, kad dar neapsimetė. Nes kad po to peržiūrite, viena vietoj gerai apsimetė. Pišpliu. Ir užpakalį kaip vaikų. Ir verkt pradedi. Kaip kūdikį. Nu ir jo, uždeda mums tas detektorius. Ir nuotraukas rodo. Ir klausinė. Rodo nuotrauką, kuri visokių galingų automobilių. Muscle karo. Nu, dogė. Man nuo dogė, a tau nuo paršo. Tau nuo ko? Ne, man nuo nieko. Šitą, įsivaizduok, praeinam tą bydų elektrodų testą. Einam pokalbio, ne pokalbio. Uždarom mumis Širinskiną į kambarį. Ir religinį pokalbį. Į apeigų, tą Lenino kambarį. Lenino kampelį. Ir kvočia. Kiek tu kartų šiandien palėtį save netinkamų būdų? Tik apie tai. Pohui, ten. Geriau apsaugok viešpatį. Nepatekom ten. Jos apsaugo, kad tie vaikai vargšai gyvena ten tokiam komunom, krūvom vaikštam. Mamos jaunas tokios, tėčiai seniai kažkokie, krūjomaišo, kažkokie dėvylą. A kedžia, tu metinės gė? Ne, nežinojau. Nu, tai, nes vis tiek buvo kažkada. Mes to štai niekaip ir nepaminėjom. Nebuvo laiko, realiai. Jam buvo? Bet visą laiką kažką darom. Krūtame, nesisuksi, negyvensi. Negyvensi, jau. Akidys, sukosi, nebegyvena. Mačiau, kaip indai iš senų padangų naujas vėl padaro. Su peiliukais. Pasakai. Tai pradėjau daryti tą dabar Lietuvoje. Tai čia tokia kaip audėjėlė. Kaip pikšpokš tapo pumpu, klepo. Moki dailiai austi rožės ramunės. Nemokamai miške prisirinko padangų.
Yra indų berniukas. Išpjaustau. Žiūrėk, yra tikrai istorija. Indusų berniukas, kuris už jį taip darė. Ir įvertė ten tie blogi mafija, kaip, išlūština milijonieriam. Jam netgi išdegino lydytų švino akutės, kad jis nematytų, kur pabėgti. Tai kaip jis matė? O jis nematė, jis jautė. Jie labai jaučia. Jie labai dvasingi. Pas jį buvo ta šlūtė, pro kur jis myžas. Ir jis su tokiu peiliu, tokiu kaip bulvėms kūst. Karvino tas. Ir žinai, kas gausi? Jis iškarvino visiškai vienodai. 4 tokias padangas. Ir jas netyčia priklaidą uždėjo žymiam lenktynininkui. Senai? Ayrtonui. Ir jis parodė nežmonišką rezultatą, ko pasikoje komisija nusprendė, kad čia ne variklis, ne jo meistriškumas. Padanga. Pradėjo ieškoti to berniuko. A jis vardą užrašė. Mišelinas. Ne. Ne ta istorija. Ne. Kaip Ural. Pirėlis. Ne. Ural. Indas. Pirėlis. Tai žinai, žiūrys, taigi čia Mišelino padanga, bet kažkaip nėra Mišelinski, nes nėra rankų darbo. Matyt, yra tikrasis ponas Mišelinas, jo palikonis koks nors. Taigi, o kaip Adidasai laimėjo futbolo varžybas? Nežinau. Taigi... Aš žinau, kad Adidasai laimėjo grupės Jamiroquai prie langumų. Ne, Adidas, taigi yra Adis. Taip. Adolfas, strupintai. Das. Tai jisai, brolis jo buvo Rudolfas, kuris Puma darė. Puma darė lenktynininkam, o Adolfas darė futbolistam. Ir pirmas